Švaros akcija Darom visoje Lietuvoje sulaukė daug dėmesio. Į savo miesto ir gyvenvietės tvarkymo darbus kartu su kaimynais atėjo kone visi. Nuo mažų vaikų iki garbaus amžiaus žmonių. Šiauliuose ypač daug miestiečių darbavosi poilsio zonose. Talkšos ežero pakrantę sutvarkę šiauliečiai džiaugiasi, kad pasivaikščioti prie naujojo Šiaulių simbolio lapės dabar bus kur kas maloniau. Mat iš pakrantės iškoptos šiukšlės, buteliai, krūvos nuorūkų. Visi pritarė, kad švaros akcija geras sumanymas ir tikino, kad tokių akcijų galėtų būti ir daugiau. Čia yra kiekvieno žmogaus rūpestis, ką jis turėtų daryti su savo aplinka, nes aplinka pati nesusitvarkys tiesiog. Ir manau, kad jeigu visi bent po vieną kartą gyvenimą surinktumėm bent po kelias šiukšlės, tai būtų iš to šiokia tokia nauda visai aplinkai. Mes kiekvienas turim susitvarkyti po savęs. Tai tikriausiai nebus niką daryti. Tikriausiai, jeigu atvažiuoji su mašinai, palieka aplink švarų. O mintis geras, kai sakoma, kuo daugiau tokių organizatorių, tuo mes neskesim šiukšlę ir spėsim ir visi, kaip sakoma, supras, kad reikia daryti švarą tvarką. Gerai jaučiamės iš tikrųjų, tai taip pat prisijungėme prie visų tautiečių, piliečių, kurie prižiūri tvarką ir mes taip pat irgi norime, kad švaru būtų, gražus miestas būtų. Gimtą miestą tvarkė ir politikai. Šiauliuose išrinktas Seimo narys Andrius Šedžius sako, kad valydamas poilsio zoną prie ežero pastebėjo, kad ji ko gero galėjo būti teršiama tyčia. Politikas piktinosi, kad nemažai žmonių šiukšlės kažkodėl verčia poilsiavietėje, kai aplink pilna konteinerių. Apėjau visą Talkšos ežerą ir iš tiesų takeliai nėra labai prišiukšlinti, viena kita šiukšlė. Tiesiog koncentruotai yra supilta šiukšlės į tam tikras vietas, kur matosi yra privažiavimai, kur toliau nuo akių. Ko gero žmonės iš tiesų veža ir supila šiukšlės. Labai keista, Šiaulių mieste yra daug konteinerių, daug vietų, kur galima išpilti šiukšlės ir neteršiant aplinkos. Iš miesto išvežta 10 tonų šiukšlių. Išvalytos visos gausiai lankomos vietos – parkai, skverai, ežero pakrantė, gyvenamų mikrorajonų želdynai.